Lietuvoje 2/3 skyrybų inicijuoja moteris. O kodėl būtent taip? Kodėl moteris pirmos visą laiką žengia šitą žingsnį? Manau, kad visų pirma dėl tų pačių įvardintų mano priežasčių, dėl tų buities darbų pasiskirstimo, kadangi tai yra viena iš dažniausių skyrybų priežasčių, nuo kurios nukenčia labiau moteris, tai moteris neapsikentusios ir inicijuoja skyrybas. Kitas dalykas šiaip yra labai įdomus, kad moksliniai tyrimai rodo, kad santuoka vyram yra naudingesnė. Jie yra sveikesni santuokoje, gyvena ilgiau, uždirba daugiau pinigų ir jais yra tiesiog visokiojopai labiau pasirūpinama, jų karjera pradeda eitis geriau, nes yra toks psichologinis fenomenas, kad vedęs vyras atrodo patikimesnis, pareigingesnis ir tiek darbdaviai labiau nori vedusio vyro negu vienišo, tiek klientai labiau nori eiti pas vedusi vyrą, o ne vienišą, o moterim visos tos pačios rodikliai krenta žemyn. Ir jeigu lyginam laimės indeksą vedusių vyrų ir ištekėjusių moterų, vedę vyrai yra ženkliai laimingesni. Tai irgi turbūt yra viena iš priežasčių, kodėl moteris yra tos, kurios inicijuoja skyrybas. Ok, tada man kitas klausimas, kaip ilgai jos išbūna tam santykyje, kol jos vis dėlto priima sprendimą kreiptis dėl skyrybų? Manau, kad labai priklauso nuo situacijos ir aišku, kokios ten giluminės tos priežastys, nes jeigu yra smurtas, tai gal greičiau, jeigu tik buitis, gal ilgiau kenčia, bet šiaip moteris linkusios ilgai kentėti apie 10, ta statistika, kad 10-12 metų santuoka daugmaž gyvuoja, tai ir gyvuoja daugmaž todėl, kad tiek ir iškenčia žmonės. Yra labai svarbu atkreipdėmėsi į tai, kad santuokoje dažniausiai yra nepilnamečių vaikų. Tiek moteris, tiek vyrai yra suinteresuoti nepakenkti vaikui, nori auginti vaiką pilnoje šeimoje, kad abu tėvus turėtų ir jau vien dėl vaikų labai stengiasi ir bando kentėti, kiek jau ten įmanoma tvarkyti tą santuoką, taisyti, kad nepakenkti jam. Tai aš dabar galvoju, jeigu vyras to neįtarė, tai reiškia vyras tokioj santuokoje, vyras net neįsivaizduoja, kad moters galvoje yra visą laiką tas toksai vidinis noras išsiskirti, kažkoks vis dėlto tinkamo laiko ieškojimas, kada tą padaryti. Ir kaip dažnai iš tavo praktikos yra taip, jog vyrai jau žinojo apie šitą sprendimą ir kaip dažnai tai būna siurprizas? Dažniausiai yra siurprizas. Vyram labai dažnai skyrybos yra siurprizas, nes jie santuokoje jaučiasi statistiškai geriau ir nėra linkę sureikšminti tam tikrų problemų, net ir tokių kaip, tarkim, lytinio gyvenimo nebuvimas, jie jau geriau tada galbūt renkasi neištikimybę, bet galvoja, kad tai mes santuokoje vis tiek toliau galim gyventi, viskas čia yra gerai. Žmonės jau pradeda miegoti atskiruose kambariuose, bet vyrai vis dar galvoja, kad čia gal tiesiog sunkus laikotarpis, mes išplauksim. Labai to nesureikšmina, o moteris jau linkusios ruoštis toms skyrybom, nes vėlgi, su moterim dažniausiai lieka nepilnamečiai vaikai. Natūralu, kad moteris galvoja tada ne tik apie save, kad, tai aš pasimsiu kuprinę, susikrausiu daiktus ir išeisiu, bet man kartu reiks ir vaikus pasimti. Tai jom reikia jau žinoti, ar vaikai liks jom, kokie bus alimentai, kaip yra su jų mokėjimu, kaip bus su gyvenamąja vieta, kam atiteks namas, kiek kainuos skyrybų procesas. Jom reikia ruoštis. Jos negali tiesiog atsistoti ir išeiti su vaikais. Bet tai kaip, iš tikrųjų, aš dabar klausau ir galvoju, bet tai, o kiek yra tų, kurie pasišneka, kai kyla šitos problemos? Nes dabar, ką klausau, tai atrodo toks jausmas, kad kenčiam, gyvenam, vyras net nenutokia ir tokioj mėsmaliai viskas vyksta, bet kažkur background'e vyksta pasiruošimas, slapta ataka ir tos problemos nėra iškeliamos, nesprendžiamos su tuo žmogum, su kuriuo gyvena ir tiesiog vieną dieną, tipo, bam, sorry, viskas. Bet nes aš jau pasiruošiau. Kodėl? Nesakyčiau, kad nėra sprendžiama visiškai, yra tikrai bandoma ten ir kalbėtis ir taip toliau, bet ne visada tie pokalbiai duoda kažkokių vaisių. Mes vis dar turim nemažą stigmą dėl psichoterapijos ir porų terapijos. Taip, šiais laikais jau porų eina daugiau į porų terapiją nei bet kada anksčiau, bet ne visos. Ir moteris yra labiau linkusios siūlyti tą porų terapiją,
ne visi vyrai sutinka, o naminiai tie pokalbiai dažnu atveju yra nevaisingi, Na, nes tai baigėsi konfliktais ir taip toliau. į konfliktą, iki virčio arba dar taipogi mes turim tą patį sovietinį palikimą, kad vyram yra sunkiau parodyti emocijas, su jomis susitvarkyti, nes nuo vaikystės berniukui yra aiškinama, tu būk tvirtas, tu neverk, tu nerodyk emocijų, nepalūžk ir jie nelabai kartais moka net ir išreikšti, ką jaučia, nemoka priimti kito žmogaus tų jausmų. Mum moterim yra lengviau, mes čia turim tą privalumą, kad mus nuo vaikystės mokina iškomunikuoti, ką mes jaučiam. Mes ir lengviau, taip, mes galim užsiliepsnuoti, bet mes lengviau priemam kažkokį tai pokalbį. Ir, na, jeigu tie pokalbiai neduoda kažkokių rezultatų, anksčiau ar vėliau nustojama yra kalbėtis. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme.